Mes gyvename nuostabioje žemėje, nuostabioje erdvėje, dovanojančioje mums ypatingus žmonės. Šiandien mes prisiminsime jauno, žavaus, gražaus, veržlaus jaunuolio Skrybis. Tikriškas Skrybis. Prieš 80 metų, kovo mėnesį, tais labai senų lėktuvėlių, vos gavęs keletą, labai nedaug skraidymo pamokų, iš Prahos į Kauną skrido Mažeikiškis, iškilios bajorų šeimos vaikas, sūnus Julijonas Kumpikevičius. Šiandien dalyvauja vaikai ir jų vadovai, kuriuos aš labai myliu, talentų irgi talentai. Jie labai garsins Mažeikius ateityje ir kad jie jau juos dabar garsina Europoje, pasaulyje, tai irgi yra niekam nepaslaptis. Tai yra akordeono mokyklos Domisolės auklėtiniai, jų vadovė Vaida Mikalauskienė. Pirmą norėčiau padėkoti visiems, kurie susirinko, pirmiausiai Giedrei, kuri apsilankė Mažeikiuose. Turbūt pradėsiu nuo to, dėkodamas mažiesiem mūsų muzikantam, kad jiem iš tikrųjų linkiu irgi gerų skrydžio, galbūt kitokio ne lėktuvu, kurį mes matėm, bet gerų skrydžio jų profesinėje veikloje, jų meninėje veikloje. Iš tikrųjų, šaunūs muzikantai ir tikrai savo kartą dėkodamas Giedrei, visų čia susirinkusių vardu, norėčiau jai uždėti šitą juostą kaip atsiminimą būnant Mažeikiuose. Ačiū už Mažeikių garsinimą. Na ir iš tikrųjų uždėsiu jums, tik nežinau dabar, kad nesuklyščiau, kaip dėsiu prie šitą, tai gerai. Šitą juostą specialiai Giedrei, iš tikrųjų, o tai yra merų padėka už Mažeikių garsinimą. Ačiū labai jums, ačiū už rūpestį. Ačiū labai. Gal nemuzikantam reikia po vieną? Kaip jau jūs nuspręsite. Tikrai labai džiugu dalyvauti mūsų Lietuvos civilinės aviacijos pradininku tokio skrydžio paminėjimo 80-mečio Kaunas. Na, o kaip Virginija paminėjo, nugrimzdant į tą mūsų netolimą praeitį, aš norėčiau ir jums, kaip ir meras, padėkoti už tą tokį, kad jūs taip prisidedat prie tos infrastruktūros, kiek galėdam. Tai tikrai didelis ačiū, dėkingas. Norėčiau teikti simbolinį žygytį jums ir simbolinį puoduką Seimo, kur galbūt jums primins tiesiog Lietuvą, mus. Ačiū. Labai buvo gražus pristatymas ir matėme tą mano tėvelio filmą ir jo visą gyvenimą ir iš tikrųjų buvo labai sunku tą viską sukurti, nes ne tik surinkti medžiagą, kaip jūs sakot, bet pergyventi
Aš turėjau iš tikrųjų pergyventi visą savo tėvelių gyvenimą. Jis man reikia pusę filmo, bet paskui antroje pusėje emigracija, bet tai jau yra kitas etapas. Ir, žinot, kai grįžtu į Mažeikas, aš jaučiuosi visuomet kažkaip į šeimą grįžusi. Gal dėl to, kad čia yra vis tiek mano tėvelio gimtinė ir jis visuomet prisimindavo Mažeikas ir prisimindavo tą šulinį, apie kurį jis pasakodavo, kuris dar bus šiek tiek stovi. Bet svarbiausia, jisai man įkvėpė tą tokią mintį, kad žemaičiai yra puikiausi žmonės. Man labai yra smagu, kad jūs čia susirinkote, kad jūs jį pagerbėt ir ypatingai dėkoju savivaldybei, gerbiamam merui ir aeroklubai, kad jūs suteikėt vardą tam visų aerodromui. Ir aš tikiuosi, kad jis klestės ir auks ir bus tikrai, kaip ponas Paulius sakė, gal ir net komerciniai pasidarys efektingas. Ir taip pat labai žaviuosi jaunimu. Tais jūsų muzikantais, kokie žavūs, kaip angeliukai, taip gražiai groja. Ir tokie jaunučiai, kad jau tokią laikyseną turi. Tai aš jūs visus labai sveikinu, ypatingai pas jaunus vaikus. Ačiū Jums dar kartą už viską ir tikiuosi, kad ne paskutinį kartą pasimatysim.